Esame girdėję apie įvairias laivų tragedijas, tokias kaip Titaniko ar Costa Concordia nelaimės. Tačiau nedaug žmonių žino apie tragediją įvykusią Baltijos jūroje 1994 metais. Tai po Titaniko taikos metu daugiausia aukų pareikalavusi laivo skendimo tragedija, kurią nemažai žmonių įvardina kaip sudėtingiau išgyvenamą katastrofą nei patį Titaniką. Sveiki atvykę į mano kanalą, kuriame šiandien kalbėsiu apie vieną didžiausių Baltijos jūros katastrofų. MS Estonia istorija palietė ne tik valstybės, kurios įsikūrusios aplink Baltijos jūrą, bet nuaidėjo per visą pasaulį. MS Estonia nebuvo tiesiog įprastas laivas, tai buvo kruizinis keltas, kuris išsiskyrė savo laivo priekiu, kas ir buvo didžiausia šio laivo nelaimė. Priekį sudarė atsidarantis skydelis ir esanti automobilio rampa, kuria automobiliai patys įvažiuodavo arba išvažiuodavo iš laivo vidaus. Kruizinis keltas buvo pastatytas 1980 metais Suomijos laivybos bendrovei Rederi Absalai Papenburge vakarų Vokietijoje. Laive galėjo tilpti iki 2000 žmonių ir 460 automobilių. Iki 1993 metų MS Estonia dirbo maršrutuose tarp Suomijos ir Švedijos įvairiose įmonėse, kol galiausiai buvo parduotas 1993 metais įmoniai Nordstrom & Thulin naudoti S-Line maršrutui Talinas-Stokholmas. 2,5 metų kelto išvykos buvo sėkmingos, kadangi Švedijos turistai mėgo keliauti į Estiją. Tačiau viskas pasikeitė 1994 metų rugsėjo 27 dieną. Laivu keliavo 803 keleiviai ir 186 įgulos nariai. Viso laive buvo 989 žmonės, kas sudarė beveik pusę kelto pajėgumo. Dauguma keleivių buvo švedai, kita dalis keleivių ir dauguma įgulos narių estai. Laivas buvo pilnai pakrautas paprastais ir krovininiais automobiliais, kurie buvo prastai paskirstyti, todėl laivas buvo truputį pasviręs į dešinį bortą nuo pat išvykimo iš Talino. Nors laivo pasvirimas skamba baisiai, tačiau nedidelis pasvirimas laive yra gan įprastas dalykas, tai gali sukelti ne tik negerai paskirstytas svoris, bet ir tokie dalykai kaip stiprus vėjas. Nors išvykstant iš Talino buvo pranešama, kad oras buvo neblogas, tačiau nuplaukus toli nuo pakrantės oras tapo negailestingas. Pagal galutinę nelaimės ataskaitą oras buvo atšiaurus, vėjo greitis siekė nuo 15 iki 25 metrų per sekundę, o reikšmingos bangos dydis siekė 4-6 metrus, kai didžiausia išmatuota banga Baltijos jūroje buvo beveik 8 metrai. Palyginimui taip pat norėčiau apžvelgti Beauforto skalę. Vėjas, kurio greitis yra 20 metrų per sekundę, yra klasifikuojamas kaip audra arba stipri audra, kada atsiranda aukštos gausiai putotos bangos, kurios gali pasiekti 7 metrų aukštį. Sausumoje toks vėjas sukelia lengvus statinių pažeidimus. Vėjas, kurio greitis yra 25 metrai per sekundę, yra jau štormas. Bangos pasiekia 9 metrų dydį, jūra pasidaro balta, sumažėja matomumas. Sausumoje toks vėjas išrauna medžius, gali žymiai pažeisti pastatus. Tačiau, kad ir koks buvo atšiaurus oras, tai nebuvo neįprasta Baltijos jūrai rudenio sezonu. Svarbu paminėti, kad laivo pasvirimą dar labiau pablogino jau minėtas stiprus vėjas, kuris dar labiau palenkė laivą į vieną pusę, kas bendrai paėmus nebuvo šio laivo nuskendimo priežastis, tačiau įtakojo, kaip greitai laivas grimzdo į jūros gelmes. Kadangi prastas oras buvo ne naujiena Baltijos jūroje, MS Estonia plaukė maždaug 14 mazgų greičiu arba 26 km/val greičiu, kas buvo įprasta, kadangi vidutinis reiso greitis būdavo apie 30 km/val. Rugsėjo 27 dieną MS Estonia paliko Taliną apie 19:15 min. Rugsėjo 28 dieną atsirado pirmieji tragedijos požymiai, kai pasigirdo metalinis trenksmas, kurį tikriausiai sukėlė stipri banga.
trenkusi į laivo priekį apie 1 valandą nakties, kai laivas buvo Turku salyno pakraštyje. Tačiau patikrinimas apsiribojo rampos ir skydelio indikacinėmis lemputėmis, kurios nerodė jokių problemų, todėl kelionė buvo tęsiama kaip įprasta. Tačiau per ateinančias 10 minučių įgulos nariai ir keleiviai pranešė apie panašų triukšmą laive. Po 1:15 nakties buvo įsakyta dar kartą patikrinti laivo priekį, kurio metu buvo pamatyta didelė skylė vietoj skydelio. Manoma, kad skydelis panašiu metu atsiskyrė ir nuplėšė esančią pakrovimo rampą. Iš esmės keltas likęs be priekio pradėjo stipriai svirti į dešinėje pusę, nes vanduo pradėjo bėgti į transporto priemonės denį. Po patikrinimo buvo paskelbtas pavojus laive. MS Estonia buvo pasukta į uostą ir išjungė visus 4 variklius, kad sulėtintų laivo greitį. Deja, laivas greitai skendo, pasvirimas didėjo, iš pradžių apie 15 laipsnių, bet apie 1:30 nakties laivas pakrypo 60 laipsnių, o be 10:02 – 90 laipsnių. Tai yra visiškai ant savo dešinės pusės. Spartus laivo pasvirimas ir potvynis neleido daugeliui kajutėse esančių žmonių pakilti į laivo denį, nes vanduo ne tik užliejo laivą per automobilių denį, bet ir per kajučių bei denio langus. Išgyvenusieji pranešė, kad vanduo tekėjo žemyn iš lubų plokščių, laiptų, koridoriais iš denių, kurie dar nebuvo po vandeniu. Dėl besiveržiančio vandens keltas taip pat prarado elektrą, ko pasekoje žmonės beveik nieko nematė. Keleiviai, kuriems pavyko pasiekti denį, sėdo į gelbėjimosi valtis arba šoko į Baltijos jūrą iš skęstančio laivo. Pranešama, kad tą naktį jūros temperatūra buvo vos 10 laipsnių, o bangos negailestingos, todėl nemažai žmonių, kurie ir pasiekė denio viršų, bei gelbėjimosi valtis buvo ištikti hipotermijos arba nuskendo. Pranešama, kad daugelis gelbėjimosi valčių buvo virtusios arba prarytos jūros, kai keleiviai pasiekė denio viršų. Laivo įgula pranešė apie Mayday nelaimės signalą po 1:22. Estonija nukreipė skambutį kitam laivui Silja Europa ir tik susisiekus su ja buvo ištartas žodis Mayday. Silja Europa radijo operatorius, vyriausiasis kapitonas atsakė angliškai Estonia, are you calling Mayday? Pokalbio metu buvo pateikta pora detalių apie jų padėtį, tačiau dėl elektros praradimo nebuvo galima nurodyti tikslios pozicijos, kas pavėlino gelbėjimo operaciją. Po 5 minučių elektra grįžo ir MS Estonia pozicija buvo perduota. Tai buvo paskutinė perduota jų žinutė. Tuo metu laivas jau buvo pasviręs 90 laipsnių kampu. Laivas iš radaro dingo be 10:02, MS Estonia nuskendo per mažiau negu valandą. Mariela, pirmasis iš 5 keltas, pasiekęs nelaimės vietą, atvyko po 2:12. Viso masto ekstremali situacija buvo paskelbta tik 2:30 nakties. Mariela į jūrą metė atvirus gelbėjimo plausus, kuriais sėkmingai buvo išgelbėti 13 MS Estonia plaukiančių žmonių ir pranešė apie kitų plaustų buvimo vietą Švedijos ir Suomijos gelbėjimo sraigtasparniams, kurių pirmasis atvyko po 3:05. Pirmieji išgabeno išgyvenusius į krantą, o antrieji Suomijos pasieniečių sraigtasparniai pasirinko rizikingesnį nutūpimo keltuose variantą. Pilotas teigia, kad nutūpimas keltuose buvo sunkiausia viso gelbėjimo operacijos dalis. Nepaisant to, šis vienintelis sraigtasparnis išgelbėjo 44 žmonės, daugiau nei visi keltai sudėjus. MS Izabela keltas išgelbėjo 16 išgyvenusiųjų. Iš 989 žmonių buvo išgelbėti tik 138, iš kurių vienas vėliau numirė ligoninėje. Laivai išgelbėjo 34 žmonės, o sraigtasparniai 104. Nelaimė nusinešė 852 gyvybės. Dauguma mirė nuo skendimo ir hipotermijos. Iš viso buvo rasti 94 kūnai, 93 per 33 dienas po avarijos, o paskutinė auka buvo rasta po 18 mėnesių. Kol atvyko gelbėtojų sraigtasparniai, maždaug trečdalis pabėgusių iš laivo mirė nuo hipotermijos, o mažiau nei pusė tų, kuriems pavyko palikti laivą, galiausiai buvo išgelbėti. Laivo katastrofą išgyveno daugiausiai jauni tvirto sudėjimo vyrai.
iš visų išgyvenusiųjų 111 buvo vyrai ir tik 26 moteris. Nuskendusiame laive dar buvo apie 650 žmonių. Buvo paskaičiuota, kad išorinius denius pasiekė iki 310 keleivių, iš kurių 160 lipo į gelbėjimo plaustus arba valtis. Laivas MS Estonia buvo rastas 80 metrų gylyje po vandeniu, o jos nulūžęs priekis buvo rastas beveik pusę kilometro atstumu nuo pačio laivo. Nuskendusi MS Estonia apžiūrėjo ir filmavo nuotoliniu būdu valdomos povandeninės transporto priemonės ir Norvegijos narai. Pirmame oficialiame pranešime nurodyta, kad sugedo laivo priekio mechanizmas nuo stiprių bangų, ir durys atsiskyrė nuo likusio laivo kartu su visa rampa. Laivo priekio skydelis ir rampa buvo nuplėšti tose vietose, kurios nesukėlė įspėjimo signalo atsidaryti, kaip sukeldavo normaliai veikiant arba sugedus klašėms. Kita problema ta, kad laivo tiltas buvo per toli nuo priekio, todėl nesimatė skydelio. Manoma, kad pirmasis metalinis trenksmas buvo skydelio garsas, kad sugedo apatinis užrakto mechanizmas. Vėlesni garsai galėjo kilti dėl skydelio trankimosi į korpusą prieš skydelio nutrūkimą. Dėl šio gedimo vanduo tekėjo į transporto priemonės denį ir vos per porą minučių jį užtvindė, o tai buvo nustatyta kaip pagrindinė greito apvirtimo ir nuskendimo priežastis. Skydelis taip pat buvo ištrauktas iš jūros gilumos apžiūrai, buvo nustatyta, kad skydelis buvo tinkamas nedidelėms bangoms, tačiau ne tokioms, kokios buvo tą dieną. Didelės bangos ir stiprūs smūgiai davė per daug spaudimo skydelio mechanizmui ir jį sulaužė, ko pasekoje jis nutrūko. 2020 metais per tyrinėjimą buvo rasta 4 metrų skylė laivo šone, kuris spėjama kaip atsirado dar prieš nuplyštant skydelį, kas paskatino laivo pakrypimą į dešinę pusę dėl įtekančio vandens į vidų. Dėl ko atsirado skylė, nėra aišku. Buvo spėjimo, kad susidurta su povandeniniu laivu, teorija, kuri buvo paneigta 23 metų tyrime. Galiausiai buvo patvirtinta, kad tokio dydžio skylė tikrai nenuskandintų laivo per mažiau negu valandą. 23 metų tyrimas taip pat priėjo išvadą, kad laivas netiko plaukioti, o jo tinkamumo plaukioti liudijimas išduotas 93 metų sausio 28 dieną buvo neteisingas, nes atlikus laivo priekio dalių apžiūrą laikantis taisyklių, būtų buvę aptikti skydelio trūkumai. Ataskaitoje taip pat daroma išvada, kad jei būtų atliktas patikrinimas, laivas nebūtų plaukęs maršrutu Talinas-Stokholmas ir nelaimė tikriausiai net nebūtų įvykusi. Panašiai kaip ir Titaniko tragedija, MS Estonia katastrofa turėjo didelį poveikį keltų saugai, todėl buvo pakeistos saugos taisyklės ir gelbėjimosi plaustų konstrukcija. Šiemet yra 30 metų, kaip MS Estonia yra nuskendusi. Laive keliavo ne tik estai ir švedai, taip pat latviai, rusai bei kitų tautybių žmonės, tarp kurių ir lietuvis, kuris išgyveno šią baisią tragediją. Visiems, kas žiūrėjote, ačiū. Tikiuosi, kad jūs kaip ir mane domina įvairūs istoriniai įvykiai.